Prieš 13 metų pirmą kartą pamačiau, kas yra Islandija ir jos uraganiniai vėjai. Bet ne tik. Pamačiau, kokia įspūdinga, nepaprasta ir neatrasta šalis tai yra. Islandija tai klajoklė, vėjavaikis paklydęs Atlanto vėjuose ir vandenyse, vieniša, bet išdidi, nepalaužiama ir užtikrinta. Manau, kad ne visi ją supranta. Vieni iš jos išsineša tik žaismingus krioklius ir žavingas žalias pievas, o kiti juodo smėlio dykumose atranda patys save. Yra ne šalis, o kažkokia fantazijų jūra. Labai sunku suvokti, kiek visko gali tilpti į tokią mažą šalį. Po 13 metų sugrįžtame į ją. Nebe dviračiais, bet su ta pačia nežinomybė širdyse. Ar ji prilygs tam, ką tada ten pamatėm? O gal tai bus mažytis blyksnis to, ką kadaise ten radome? Dagne, ko juokies? Ne. Negaliu sakyti garsiai, palikime tai už kadro.